Ačiū jiems. Tai, ką aš čia dabar kalbu, mano mintis šokinėja, bet jos ruošia jūsų širdis ir jūsų protus toms emocijoms, kurias čia reikia man užsiauginti, kad jūs suprastumėt šitą kūrinį, kurį Marius išrinko, kad aš perskaityčiau. Tai, užsivilkau baltus marškinukus. Nu, ne visai balti, bet tokie jo. Galima taip pafotkinti mane. Teatre labai seniai buvo tokia budėtoja. Vat kai teatras susidaro, būdinti, kurį ten raktą paduoda, dar kažką. Ir pro langą matydavosi toks suoliukas. Ateidavo panelės ir... Oi, Dieve, Dieve, nu kaip tos panus, nu kaip šitaip galima, sėdė ant suoliuko, ciza po cizo. Aš sakau, Marija, jos vardas Marija buvo. O jinai Smetonos laikais tų Kauno teatrų vaidilutė tokia. Nu, tokia tų mėgėjiškų, ištekėjusi už Karo Lakūno, kurių ten 7 Lietuvoj buvo. Mickienė, toks Mickus buvo ten tam Aleksote, su tais lėktuvais skraidė. Sakau, nejaugi jūs tais Smetonos laikais, būdama mėgėjiškų teatrų vaidilutė, neparūkydavot? Jinai sako, Sauliau, prie gero parketo, prie rojalio, per muštuką pasimaivydavom. Tai man va tas, kad panelė prie gero parketo, prie rojalio, per muštuką pasimaivyt. Vat Smetos. Taip ir matau tą smetonišką vaizdelį. Suprantat, ne tarpuvertėje ant suoliuko. Vieną cigaretę, kartais merginos vienos neužtenka, reikia 2. Bet prie gero parketo. Tai galvoju, nu vis tiek, nu Maikė padėsiu, radau tokius marškinukus. Nes pamačiau, kad yra geras parketas ir yra rojalis. Žiūrėkit, Romualdas Granauskas. Nieks nežino, kas čia jis per rašytojas. Ne? Ar kas nors kažkiek kažkur kažką. Žmogus yra jau miręs. Jisai buvo toks juodaplaukis žemaitis nuo Mažeikių, nuo Skuodo, nuo tos pusės. Jo labai toksai nepaslankus, kietas, užsispyręs, nepastumdysi jo. Pradėjo savo gyvenimą maždaug pokario metais, jam buvo apie 10 metukų. Jis pats Romualdas sakydavo, kad rašytojas rašo iš to bagažo, kurį susikrauna iki 10 metų. Va 10 metų, ką tu vaikas patyrei, paskui tave lydi visą gyvenimą. Tai yra tavo bazė, tavo pagrindinė bazė. Kalba, kurią išmokai iki 10 metų ir tos patirtys emocinės, kurios tave labiausiai palietė, jos tave lydės visą gyvenimą. Visa kita paskui jau yra kitaip valdoma. Todėl jis labai save laikė tokia pokario karta, va tie visi Stalino mirtis, miškiniai, partizanai, su tėvynė, su Lietuva, visi reikalai jam buvo tas didžiausias skausmas. Ir jisai toks, nu suprantat, baigė jūreivystės mokyklą. Tai jis padirbo betonuotojų, tai jisai laikraščio redaktorium. Žmogus, vat, nu, visaip savęs ieškojo, niekaip savęs nerado, bet nerašyti negalėjo. Kada jisai su amžium jam su kojom buvo didelės problemos, jis pradėjo negalėti vaikščioti. Visą laiką būdavo su lasdele ir sakydavo, turiu vieną negalę. Tai sako, mano negalė yra negalėjimas nerašyti. Nu, vat negaliu. Ir labai įdomiai jisai sakydavo, kad pilna galva knygų. Sako, aš parašau, čia parašau. Va tie mano romanai surašyti guli, man reikia juos užrašyti, bet neturiu kada, nesuspėjau, nėra laiko, o kai netekau kojų, sako, nei žvejybą išeisi, nei pagrybauti išeisi, tai sėdi, turi užrašinėti, kas čia toj galvojus yra sudėta. Tai dabar net ir šita novelė, kuri yra Saulėlydžio senis, jinai prasideda nuo tokio peizažo. Patys pirmi sakiniai yra,
Ilgai gyvenau tokiame miestelėje, kur kasdien būna po vieną mažą vakarą ir po didelį saulėlydį. Jisai sako, man pirmiausia galvoj gimsta peizažas. Nu, vat, žinot, kad peizažas, paveikslas, nuotrauka, vat kažkoks upės krantas, medis, keliukas, namelis. Sako, aš matau peizažą. Vieną dieną, antrą dieną, savaitę, mėnesį vaikštau su tuo peizažu galvoj. Ir staiga, sako, matau, iš miško išėjo moteriškė su grybais. Paštininkas pravažiavo dviračiu tam peizaže. Susitiko jie, pasisveikino. Ir sako, nu ir vyksta veiksmas. Ir aš puolu rašyti, kas ten vyksta tam peizaže. Ir taip toliau iki romano galo. Va taip įdomiai, pirmiausia, tai jam tas peizažas buvo bazė, nepaprastai svarbi ir, sakyčiau, nepaprastai kažkas tokio. Mes dabar kalbamės, gyvenam SMS karta, aš jūs kartais pavadinu. Nes labas, kaip sekasi, kaip kas, sakiniai 2, 3, 4 žodžiai ir visa kita. Pas Granauską aš pasiimu sakinį, va čia yra sakinys. Ir kaip per jį pereiti. Kuris prasideda, kuris vingiuoja, kuris susisuka, kuris baigėsi, kuris nukrypsta, kuris išeina ir perskaitai ir dar galia klaustukas. O palauk. Tai čia staiga įsėmė ir paklausė, bet aš visai taip nesitikėjau, kad jis paklaus. Jo, pavyzdžiui, pavadinimai knygų. Už tai jis visada, vien iš knygų pavadinimų, iš novelių pavadinimų, pažiūrėkit. Jaučio aukojimas. Jaučio aukojimas. Gyvenimas po klevu. 3 vienatvės. Šunys danguje. Baltas liūdesio balandis. Duonos valgytojai. Gyvulėlių dainavimas. Kai reikės nebūti. Vidudienio dalgis. Vat šito žodžių sandoros iš karto tokia atsitrenkia mitologija, ne? Kažkas tokio, vienas žodis, aš sakyčiau, baltas balandis. Nu kažkas tokio faino. Baltas balandis, man būtų asociacija faina. Vestuvė, suknelė, balti balandžiai, taika, popiežius baltus balandžius paleidžia. O čia staiga liūdnas baltas balandis. Liūdnas. Nu vat, kartais aktoriui nereikia kažkaip tai, vat, duodi žmogui išgirsti, jo emocijas pažadinti, sudurti to žodžius ir palikti pauzę. Jūs pradedat kurt. O aš klausau, kuriat jūs ar ne? Kuriat. Nu labai faina, mes tada galim džiaugtis tą tylą, nes toj tyloj vyksta ta kūryba. Nes kaip ir sakau, jūs esate to, kas įvyksta, ne kiną pasižiūrėjai ir viskas. Bet kada jūs sėdit, tai jūs tampate lygiaverčiai kūrėjai tų dalykų. O kad man kažkaip čia bevaikštant norėjosi papasakoti apie vieną vasarą. Mano gyvenime, vat jūs pagalvokit, kas jūsų gyvenime buvo pat vienas. Kai jūs dar jauni, tai to nėra. Bet pavyzdžiui, aš pragyvenau 62 vasaras. Pat 62 vasaras. Ir žinau, kad viena vasara, viena buvo, tokia buvo vasara. Aš buvau Šventojoj, namelė, aš išbėgdavau 6 valandą prie jūros, per pasieniečių ten smėlį, maudžiausi nuogas, laukiau, kada pakils iš jūros saulė, taip kaip ji nusileidžia, bet jinai pakilo iš kopų. Aš galvoju, nu saulė nusileido, dabar pakils. Ne, jinai iš ten pakilo iš kitos pusės. Atėjo tokie lietaus debesis. Pradėjo lietus lyti iš kiekvieno debesies. Čia pakilo saulė. Čia vaivorykštė, čia vaivorykštė, čia vaivorykštė, čia vaivorykštė. Aš stoviu 7 vaivorykštės, eina į mane iš jūros. Atėjo tas lietus
čia pila. O aš čia stoviu nuogas. O čia saulė šviečia. Aš lyja. O čia saulė šviečia. O čia lyja. O čia saulė šviečia. Ir tokios bangos. Aš žinokit nemeluoju. Ateina tokios bangos. Gintarai. Va tokie gintarai. Aš tašę pagrėbiau, žinai. Dedu iš tų žolių traukiu. Kažkokie moteriškė ateina, žinai. Mano gintarų. Aš pareinu. Aš galvoju, viskas, kitais metais, Liepos 14, aš važiuoju, bus ta vasara, bus tie gintarai, bus tas lietus. Nuvažiuoju, tuo laiku viskas. Ne. Kitą dieną, ne. Ne. Niekaip nesuprantu. Nu viskas tas pats, ne. Naktį atsikeliu, nueinu prie jūros. Tokia pilnatis, tokia kaba virš. Galvoju, žinai, vat jinai viską sugadino, vat pilnatis, vat kažkas tai. Nežinia, ar pilnatis sugadino. Vat kažkas buvo. Ir aš tada pradėjau galvoti, galbūt būna viskas kažkas vieną kartą. Viena draugystė, viena vasara, vienas ruduo, vienas grybavimas, vienas bučinys, bet kas būna vieną kartą. Tai tas toks emocinis dalykas, nepaprastai svarbus. Būdavo mano vienas labai geras draugas Arvydas Lebeliūnas. Mes sėdim su juo, diplominiai, jisai kaip dailininkas, ten giesmiai turi tokį saulės skritulį pakabinti, tokios virbės, pavargę per visą naktį, jisai žiūri, ir aš sėdžiu šalia, irgi žiūriu tą scenovaizdį. Ir matau, kad ta virbė Arvydui tikrai nepatiks. Tikrai, o jis tik žiūri. Aš nueinu tą virvę nukabinu. Vėl šalia atsisėdu. Vėl abudu sėdim. Matau, kad gal ta saulė biški per aukštai. Reikia nuleisti žemiau. Nueinu, ten to štangos nuleidžiu žemiau. Jisai sako, Sauliau, žinai, aš pagalvoju, o tu nueini ir padarai. Sako, aš tik pagalvojau, kad gal, sako, tu nuėjai padarei. Tai va taip yra. Aš čia savo pasižymėjau tokį žodelį kryžkalnis. Buvau aš gal kokioj 9 klasėje, 10, tėvai nusiveždavo prie jūros. Žinot, važiuoji prie jūros, iš Vilniaus, iš nors kryžkalnis. Pusę kelio ir dabar bus jūra. Daug kryžkalnis ir bus jūra, žinai, viskas. Jėga. O paskui praeina tą savaitę prie jūros, toj rugsėjo 1, tu važiuoji atgal, kryžkalnis. Jau kryžkalnis. Jau pusę kelio ir rugsėjo 1. Ir paskui po daug metų aš savo gyvenime supratau, kad va taip gyveni, stop kryžkalnis. Ir nežinau, kiek čia yra, 40, 45, ta visi, oi, Sauliau, 40, kokia jaunystė, žinai, dar čia viskas, tik pradžia, pats vyras, pats grožis. O palauk, 40 plus 40, 80. O jeigu kem 5 ir kem 5, 9, žinai, kur čia tas, tu supranti, kad, pusiaukelė. Vat yra ta pusiaukelė. Ta pusiaukelė, kada, vat ne kalėdų senis ateina pas tave, o ateina va tas saulėlydžio dedukas, tuk su lazda, kaip Granauskas. Labą dieną, čia aš. Ar galima jį pasitikti? Ar galima prie jo prieiti? Ar galima su juo pasisveikinti? Kaip tai yra paslaptinga? Kaip tai yra, kokia tai yra nežinia? Daug žodžių. Aš pagalvojau, viską, čia žinokit, tekstų yra labai nedaug, 15-20 minučių, bet pagalvojau, vat vieną sakinį taip prabersiu, koks yra ilgas, be tų pauzių, be tų emocijų, kurias jūs užkabinau. Pagalvojau, vat būna kartais paskambini telefonu ir sakai, labą dieną, ar čia langų remontas? Labą dieną, čia langų remontas.
mano čia rankena viena neužsidaro, galėtų kas nors atvažiuoti ten ją sutepti. Galima atvažiuoti ją sutepti. Tu prašneki kaip SMS žinutė. O būna, tu paskambini, sakai, labą dieną, ar čia langų remontas? Girdžiu, labą dieną, čia langų remontas. Galvoju, palauk, kažkaip pataikė į mano natas. Lygiai taip ta intonacija, kažkaip kitaip mane girdi. Sakau, o galėtų kas nors atvažiuoti, man čia langas blogai užsidaro. Galėtų atvažiuoti, jeigu langas blogai užsidaro. Kažkaip tai galvoju, vat yra kažkas atsiliepia su muzikinė klausa, girdi tave, išklauso ir tau atsako. Ir pauzes dar kažkokias padaro. Žiūrėkit, aš pabandysiu praberti vieną sakinį. Ten slėnas netolygiai gaubtas dangus, o debesys visada būna į ką nors panašus, tai valtis, tai šieno kupetas, bet dažniausiai virš tolimos girios, virš kapinių medžių, arba net kiek į šoną nuo bažnyčios bokštų iškyla spindinti tėvo, kartais motinos galva ir viena pati taip dunkso į viską ramiai ir tyliai žiūrėdama, kol žmonių širdis nebeatlaiko. Toks nieko tame sakinyje ilgame lyg ir nebuvo. Bet jeigu aš tą sakinį skaitau, tas nelygiai gaubtas dangus. Virš kapinių medžių. Vat medžiai būna ne kapinių, bet būna kapinių medžiai. Kapinių medžiai. Tai jie kitokie. Jų šaknys. Virš kapinių medžių. Aš galiu pasakyti, virš kapinių medžių. Aš pasakiau, o jūs galvokit, apie ką aš čia pasakiau. Išgirdot, kad aš pasakiau, kad virš kapinių medžių. Išgirdot, apie ką tai yra? Arba iškyla motinos galva ir viena pati taip dunkso. Man vien tas žodis, vat lietuviškas žodis, dunkso. Kiek tame žodėje yra, vat dunkso. Vien tie garsai žodžio, jie yra lyg į gongą kokį suduočiau, lyg dunkso. Mes nenaudojam dunksėti. Vat debesis virš mūsų, kaip motinos galva, dunkso. Vat aš palieku jums jūsų emocijas, jūsų emocinę atmintį pažadinti ir susikurti, apie ką tai yra. Paskaito. Saulėlydžio senis. Ilgai gyvenau tokiame miestelyje, kur kasdien būna po vieną mažą vakarą ir po didelį saulėlydį. Ten slėnas ir nelygiai gaubtas dangus, o debesys visada būna į ką nors panašus. Tai valtis, tai šieno kupetas, bet dažniausiai virš tolimos girios, virš kapinių medžių, arba kiek į šoną nuo bažnyčios bokštų, iškyla spindinti tėvo, kartais motinos galva ir viena pati taip dunkso į viską ramiai ir tyliai žiūrėdama, kol žmonių širdys nebeatlaiko. Gyvieji subėga į trobą, susidarinėja duris ir užsidangsto langus. O kitą dieną vėl tie patys žmonės, kvepiantys ajerais arba dar ko nors gražiu, vaikšto savo kaip niekur nieko tarp namų, tarp medžių, šleivokomis kojomis, mina žolę. Plino žemės čia niekur nebūna. Ji visa praizgyta augalų šaknimis, kurias rudenį, nusivežę stiebus, dažniausiai palieka supūti. Gražu čia žiemą, kai viską užkrenta lengvas purus sniegas, pašiurpsta stogai ir žvirbliai,
o varnos juoduoja šarmotose medžiuose kekėmis ir po vieną ir taip keistai nieko nedaro. Lyg tyliai verktų žiūrėdamos į šiaurės tolybės, lyg gailėtųsi saulės per visą dieną skaisčiai švietusios į sniegą ir apskritas paukščių akis. Senų lizdų joms neardo vėjas, nes žino, kad pavasarį jie vis tiek bus atkakliai sukrauti. Vis tiek reikės juos linguoti kartu su perinčiais paukščiais, jau niekur toli nebegalinčiais nuskristi. Turėdamas gražaus laiko, mokiau save išminties, taip pat nuoširdumo ir teisybės. Pamažu man išaugo galva ir kūnas, tokio padidumo kaip ir kitų žmonių. Ėmė judėti visokie jausmai ir mintys, tik iš pradžių ne taip smarkiai, o paskui vis smarkiau ir smarkiau. Ir buvo vienas toks vėlyvas pavakarys, kai visas miestelis pasidaro dryžuotas nuo šešėlių. Ir kai pats laikas, atslenkant vakarui, galvoti apie save, apie tai, kaip gyvensi, kokių džiaugsmų prasimanysi, užėjus liūdnumui, lietui, ar paukščiams paliekant šį žemą debesų išgulėtą dangų. Sėdėjau ant numindyto savo namų slenksčio ir žiūrėjau į miestelio aikštę, kurioje švietė keli ploteliai neryškiai saulėtų grindinio akmenų. Štai tada aš pirmąsyk taip aiškiai supratau, kad neįmanoma gyventi tokiame mažame miestelėje nieko nemylint, vien tik tai žiūrint, kaip gyvena ir myli kiti. Ir labai greitai po to, kai pradėjau gyventi nebe vienas, kažkas atsitiko su mano mintimis. Tartum jos būtų išėjusios iš mano galvos ir ėmusios judėti ratu aplink kaip kokios skruzdės. Ir nedidelės, ir daug, ir lengvai žiūrimos, ir labai panašios viena į kitą, iš tikrųjų kaip skruzdės. Jos lipdavo man ant rankų, ant veido, bėginėdavo kakta, lengvai kutendamos odą, o aš vakare iš nuovargio neturėdavau jėgų jų nukratyti ir taip užmigdavau su jomis. Bet pabudęs pajusdavau vėl jas ten ropinėjant. Tik būdavo keista, kad per moterį pasidarai toks visiems matomas. Tavo mintys, tavo gyvenimas, tavo pyktis, tavo švelnumas, nuoširdumas ir visa, kas anksčiau buvo vien tavo, dabar jau tartum nebe tavo. Priklauso tai moteriai, net kitiems žmonėms, kurie panašiai gyvena ir valgo panašius valgius, panašiai vakarais mylisi, panašiais vardais vadina savo vaikus, tą pačią valandą keliasi, vėl eina gulti. Gal net jų sapnai būna panašus. Iš tikrųjų, jie būna labai panašus. Ir pirmąjį kartą aš vos nesušukau iš pasibaisėjimo. Ir aš jau esu tą patį sapnavęs 2 kartus, ne, 3, 4, 1000 kartų. Tikrai buvo skaudu gyventi, kaip visi gyvena. Argi aš neturėjau daug brangių, tik tai man vienam priklausiusių minčių? Iš seniau, iš ano savo gyvenimo, kai nerūpestingai sėdėdavau ant savo namų slenksčio, atrėmęs basas kulnis į šiltus grindinio akmenis. Iš ano savo gyvenimo, iš ano. Iš to kito. Tada bėgo kitoks laikas. Jis nebuvo toks įsakmus. Jis taip sau bėgo, kaip upelis pro medį pakrantėje. Ir jeigu medžio ten nebūtų, jeigu vandenį nespindėtų žalia viršūnė, o rudenį į srovę nebirėtų liūdni susimastę lapai, jeigu to medžio ten nebūtų ir jo atspindžio ir viso kito, kamgi vanduo tekėtų? Galbūt jis tikrai tam ir teka, kad visi per vėlai suprastume, koks gražus,
koks spindintis yra tas mūsų laikas. Tačiau tą laiką aš jau buvau praradęs. Viskas sukosi keistu ratu. Dienos, naktys, darbai, mintys, valgymai, sekmadieniai, naktys, valgymai, darbai, dienos. O visi tie dalykai, kuriuos tik aš vienas tariausi žinas, moterų vaikščiojimas apšviestais akmenimis, ar jų blauzdų spalva su pašveisėjusiais per vasarą gyvaplaukiais, ar apskritos paukščių akys šarmuotose medžiuose. Visa tai kažkokiu būdu pasidarė be paslapties, be gražumo, tiesiog virto rudai nušlakuotų mano moters veidų, kūdikio kliksmų vidurnaktį, baltų palučių plevenimo ant virvės per visą kiemą, klausiančiomis vaiko akimis pakeltomis aukštyn man į veidą, tartum anksčiau prieš metus ar 2 jis tų akių nė neturėjo. Tartum gimė apgailėtinas, menkas, neatakęs, kaip paukštis, kaip kurmis, kaip koks šunytis. Tačiau taip negali būti. Iš tikrųjų taip niekada negali būti. Jeigu kiekvieną dieną vis tas pats darbas, be jokio gražumo, tie patys rūpesčiai, tos pačios kalbos, barniai, net džiaugsmai tie patys, tai kam taip gražiai lakioja viršum namų kregždės? Kam po šilto lietaus taip trumpai ir aiškiai švyščioja vandenį tamsiai mėlyni jų šešėliai? Kam taip graudžiai ir tyliai spindi ugnis vakaro židiny? Kam taip spalvotai, taip įvairiai sužydi visokie medžiai, krūmai, gėlės? O tie, kurie negali sukrauti žiedų nei vaisių, bent sušvyti rytais tokią švelnią trapią spalvą, jog baugu darosi žiūrint, kad vien nuo žvilgsnio, nuo akių prisilietėjimo nenublanktų ir nepražūtų. Kam tokie didingi ir tylūs saulėlydžiai liepsnoja danguose virš miestelių? O pačioj nuošaliausiai gatvikiai taip graudžiai verkia maža mergaitė, prasidūrus stiklą koją. Ir vienišas plonas balsas šaukėsi motinos toj didžiuliai, raudonoj ramybei, taip toli, kur nenuskrenda sutemoj nebegiedantys paukščiai. Nežiūrėk į saulėlydį. Vis sakau savo vaikui, nežiūrėk taip ilgai į saulėlydį. Kai užaugsi, tau sunku bus gyventi. Tenai, tolima miške, už kurio nusileido saulė, sėdi samanotas saulėlydžio senis, rūko molio pypkę, ir į viską žiūri ir žiūri. Ar tu jį matei? Ne, aš jo nemačiau, bet tai einam abu pasižiūrėti. Kad mažiems vaikams ten negalima. Tai tu nueik vienas, paskui man pasakysi. Jis atnešė man kepurę, užmovė ant galvos, įbruko kišenėn cigarečių. Prieš pečių neimsi? Neatsakiau. Nereikia. Iki ryto pareisiu. Tai aš lauksiu. Tai lauk, pasakiau. Lauk ir žiūrėk, ar bedrysiu nueiti. Aš ėjau gatvelę tolyn. Iš pradžių vis atsigręždamas, o paskui nebebuvo į ką gręžiotis. Nesimatė daugiau nei lango, nei stogo, nei trobos kamino. Pilkėjo, mėlo, ėjo juos vyn ir su visai virto į juodą saulėlydžio spalvą. O rytinėme dangaus krašte turėjo sutvyksti ryškios nakties žvaigždės. Atėjo jų spindėjimo laikas, bet niekas ten nesuspindo. Niekas ten nesuspindo, nes reikia, kad ne visos naktys būtų žvaigždėtos. Tik tai daug vėliau įžiūrėjau vieną
kuri švietė toli ir žemai, šiltame nakties ore tarp dangaus ir pasėlių, šalia nusvirusios tamsoj rugio varpos. Gal todėl ta žvaigždė taip virpėjo, taip tylu, taip ramu buvo aplinkui. Bet garsų man ir nereikėjo, juk aš visus juos žinojau iš atminties. Todėl prisireikus galėjau girdėti, ką noriu, pradedant naktinių paukščių balsais, baigiant traktoriaus burzgimo ant tolimos kalvos viršūnės. Džiaugiaus, kad kiekviename garse yra kažkas matoma ir aišku, kad neišnyksta kaip aidas, bet išlieka tarp mūsų. Po kirvių čeksėjimo, po pjūklų balso lieka žmogaus troba vieškelio vingiai. Po ilgo griežlės giedojimo, ritmetinių gėlių spalva ir švelniai pučiantis vėjelis. O labai tamsu būna tada, kai nebelieka nė vienos akies atkakliai žiūrinčios į tamsą. Jau ir aš grįžau į miestelį, o beidamas pirmąsyk supratau, kodėl saulėlydžio vėjas visuomet būna stipresnis. Juk iš giedančių paukščių snapų įsiveržia silpnos oro srovelės, visos nukreiptos rytų pusėn. Jos ir sustiprina vėją, padaro jį skambantį kaip stygos ir ačiū šilta naktie, kad grįžtu tai sužinojęs. Jau artėjo mano kaminas, mano stogas, mano langas po tuo stogu. Žinoma, lange seniai nebaltavo mano vaiko veidas, tačiau lauko durys buvo neužrakintos ir aš tyliai pastūmiau jas į vidų. Žmona jau stovėjo virtuvėje, pakėlusi mane papurtusi nuo virkimo veidą. Aš nusėmiau kepurę ir taip stovėjau prieš ją galvodamas, kad kiekvienas dalykas turi tarytum dvi teisybės. Vieną žinai tik tu, o antrąją gal ir patikėtų kiti, bet tai jau nebus ta teisybė, kurią tik tu vieną žinojai. Aš taip ir maniau, ištarė jį. Mergą susiradai. Tokie tyleniai visada susiranda. Dieve, kodėl aš nepergulėjau su ko nors pirma? Jie užsiėmė delnais veidą, uždarė baltas duris į kitą kambarį, klausiausi jos verksmą, man rodės to baltumo, matau jos baltas raides. Dieve, Dieve, Dieve. Po kiek laiko tos raidės ėmė eiti mažyn, keistis, Dieve, Dieve. Tada aš užvis tyliau pravėriau duris į trečią kambarį, kur gulėjo sūnus, apšviestas jau patekėjusios saulės. Apsidžiaugiau, kad jis dar nepabudęs, o kol pabus, aš spėsiu sugalvoti, ką man sakė saulėlydžio senis. Stovėjau jo lovutės kojūgalį, vieną ranką įsikibęs į vėsų medinį kraštą, antroji rankoje glamžiau kepurę, kurią buvau nusiėmęs prieš verkiančio žmonos veidą, kol staiga krūptelėjau nuo minties, kad netrukus ateis toks metas, kai mudu su juo apsikeisim vietomis. Bet iki tol gal suspėsiu jam pasakyti, koks didelis, koks gražus yra mūsų pasaulis, mūsų gyvenimas, mūsų laikas, kaip gera yra klaidžioti visą naktį šiltais laukų keliukais ir eiti iš ryto į darbą. Vakare kristi kaip užmuštam ir sapnuoti visokius sapnus, o paskui užmiršti, kaip gražiai sapnavai ir sapnuoti iš naujo, kasti žemę, nešti per kiemą išdžiūvusius vaiko vystyklus, valgyti, plaukioti valtimi, sėdėti ant savo namų slenksčio, mylėti moterį, gerti šaltą vandenį, raškyti obuolius, kaip
iš tikrųjų yra gražu ir gera gyventi pasaulyje kiekvieną sekundę, ištisus dešimtmečius, 110 000 metų, iki pat to paskutinio mirksnio, kol tavo galvūgalį užsidegs geltona žvakės liepsna ir virpėdama apšvies veidą tavo vaiko, liekančio čia už tave gyventi. Va toks tas saulėlydis.